bepročiai ir išdavikai gali bet kada mus įstumti į tą karą. Bepročiai ir išdavikai. Bepročiai yra viena kategorija, tai jisai lyg tai ir nekaltas, nes jis beprotis. Bet tada mes kalti, kad jisai buvo valdžioje. O išdavikas, pradžiai galbūt kalbėjo ir labai gražiai pasakojo, mes neatskyrėm ir neatrinkom, kad jis yra išdavikas. Bet aš esu įsitikinęs, kad Rusijai nereikia jokio karo. Rusijai jokio daina buvo ir labai graži daina, žodžiai "Хотят ли русские войны". Čia bijau, kad daugiau Lietuvos berazumiai, specialiai negražų ir neliteratūrinį žodį panaudojau. Bepročiai per daug švelnus žodis. Kad šitie Lietuvos nuplaukę žmonės, esantis valdžioje ir neturintis moralinio orientyro. Jeigu turėtų moralinį orientyrą, tai taip nesielgtų. Pjaustykit mane, aš taip nepasirašysiu ir nedarysiu. Aš taip nedarysiu. Bet kai neturi moralinio orientyro, tai vis tiek bus, o jeigu ne aš, tai kitas tada pasirašys. Įdomumo dėliai. 90 metais, tada kaip Gorbačiovui pasižadėjo, kad nei colio, nes NATO nepasislinks į rytus. Ir tada 90 metais pradėjo Amerikoje svarstyti Clintono administracija ir Clintonas prezidentas buvo, pats jisai tame tarpe, pradėjo svarstyti apie tai, kad reikia tą Rusiją paspausti. Nesvarbu, kad draugai, ar ne? Ir tuo metu tada nusprendė 94 metais, atrodo, pirmasis buvo ešelonas, kai įjungė Lenkiją ir kitas šalis į NATO, įtraukė. Ir tuo metu Clintono administracijos gynybos ministras, šitoj vietoj specialiai sakau, ne karo ministras, o gynybos ministras, Amerikos gynybos ministras. Jis buvo kategoriškai prieš, kad NATO pradėtų slinkti link Rusijos. Jis žmogus savo autobiografiją, ten atsiminimus prirašė, jis svarstė atsistatydinimo galimybę. Nes taip, kaip elgėsi Clintono administracija, paties Clintono irgi norų, ar ne? Ir kaip spaudžia ir NATO kelią į rytų pusę, taip nepadoru. Mes prarandam visam pasaulyje šansą gyventi taikiai, draugiškai visi kartu. Žmonės tada suprato ir gynybos ministras, tada Amerikos gynybos ministras, jis suvokė, ką tai reiškia. O Lietuvoje daugelis net nenori pagalvoti apie tai. Net nenori, nes jiems nusišvilpti, tai pirmas punktas. O antras, jie neturi moralinio jokio orientyro. Svarbu, kad man gerai būtų. 30 sidabrinių tau sumokėjo išdavikui ir tau tada gerai. Ir įsivaizduok, kad tu nenumirsi. Ir neturėsi atsiskaityti. Šunsnukis yra šunsnukis.